Sveiki visi! Su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica ir šiandien aš jums pasakysiu tokius dalykus, nuo kurių jūsų oda šiek tiek pašiurps. Jeigu kalbant apie šunų industriją, šiandien esama supainiojimą ir ištrinimą skirtumų tarp šuns ir žmogaus, ar jūs kada nors pagalvojot, kada taip prasidėjo, kada taip staigiai kilo tas industrijos šuolis? O aš pagalvojau ir supratau, kodėl. Ir aš supratau tik todėl, kad jau žinau, kaip formuojasi realybė. Prasidėjo tai tada, kada mes davėme šuniui vardą. Jūs pagalvokit, joks gyvūnas vardo neturi. Jeigu paukščiai tai yra zylutės, varnėnai, dar kažkokie, tai yra jų kaip veislės arba grupės. Karvės, žalmargės, arkliai, ten dar kažkokie, bet jie vardų neturi. Retas kuris, bet neturi. O kada mes pradėjom duoti vardą gyvūnui, jis įgavo didžiulę energetinę dedamąją iš mūsų. Pamenat, dažnai kalbu apie tai, kaip mūsų energija, į ką ji krypsta, tą jį ir augina. Ir kai mes jiems davėm vardą, šunims, mes pradėjom juos auginti ir ta visa industrija pradėjo pūstis. Besipučiant industrijai, sistema pradėjo matyti, iš kur galima uždirbti ir visą tą dar labiau išpūtėm. Bet išpūtėm kodėl? Pamenat Biblijoje, aš nereligijos žmogus, bet žinau, kas ten buvo parašyta. Ten buvo parašyta, kad Tėve, atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Aš dažnai galvojau, ką tuo buvo norėta pasakyti. Tai nebuvo norėta pasakyti, kad jie klysta. Tai buvo ir pasakyta, kad jie nežino, ką daro. Reiškia, daro, bet nežino, kokį poveikį tas veiksmas turi realybės statymui. Tai reiškia, kad sistema lygiai taip pat. Ji žino, kad mes nežinom. Todėl kiekvienas turim stengti sužinoti. Ir todėl ant mūsų niekas negali pykti, nes mes darom, bet nežinom, ką darom. Tai kas liečia tą tokį šuns ir žmogaus statusą ir kaip trinamas yra tas santykis skirtumų, būtent ir aišku, kad mes ne iš blogos valios, iš meilės gyvūnėliams, iš to beprotiško tokio tolerancijos tokios, arba dar paimam ir, žinot, ta tolerancija arba tas toks neapgalvotas gerumas, jis panašus į pūliuojantį kažką. Kaip ir jo yra labai daug, bet ten nieko gero. Todėl jeigu mes nesuprasim skirtumų ir visai juos ištrinsim, bus dar blogiau. Kitas momentas, ką mes žinom, kad pirmiausiai buvo žodis. Reiškia, žodis, bendrai žodis, jis turi formą. Žiūrėkit, kodėl, jeigu aš pasakau skaudų žodį, žmogui negerai, jis lyg gavo į veidą. Todėl, kad žodis yra forma ir yra paveikslas ir jis yra materialus. Todėl, kai mes pradėjom duoti šunims vardus, va tas visas materija ta visa pradėjo augti. Pamenat, anksčiau sakydavo, kaime ten pas tą ir tą šuo pabėgo, ten jis turi šunį, bet niekada nekalbėjom apie tai kaip apie vardą. Nes, žiūrėkit, kas dar turi, kiekvienas turi vardą, tai yra žmogus. Visur kitur ne, yra pavadinimai. Pavadinimas tai nėra vardas, pavadinimas tai kaip aš pavadinau kažką. Aš, žmogus, kažką pavadinau. Tai yra pavadinimas. Bet vardą sistemoje, mechanizme turi tik tai žmogus ir šiandien jau šuo. Todėl žmogus čia, šuo čia ir mes trindami skirtumus pradedam tai daryti. Mes tokiu būdu užauginam šuns visą energetinę tą būtybę iki savo lygmens. O žmogų dažnai pažeminam. Vienas iš pavyzdžių ir mano 10 metų atgal užduoto klausimo,
kaip mes save pažeminam toj mechanizmo sistemoje, tai yra tai, kad žodžio žmogus mūsų dokumentuose nėra. Dabar dar kartą kviečiu pagalvoti. Šuns dokumente yra parašyta gyvūnas, kalytė arba šuniukas ir jo vardas, gimimo data, viskas. Jeigu mes paimsim žmogaus dokumentą, ten yra viskas tas pats, bet žodžio žmogus nėra. Ten yra parašyta asmuo, o jeigu imsim asmuo, kas tas, tai jis eina nuo žodžio osa. Tai yra kaip vienetas, tai yra ne žmogus, tai yra vienetas, kažkokios masės vienetas. Todėl grandis žmogaus čia, šuns čia, mes šunį keliam, o tuo, kad iš žmogaus atėmėm įrašą patį svarbiausią, žmogaus tą kartelę paleidžiam. Mes taip ir suvienodinam. Bet jeigu mes nežinom, ką darom, atsakomybės vis tiek bus mūsų. Ir toje ateityje, kurią mes dabar statom, mes patys ir gyvensim. Tai šiandien taip norėjusi dar kartą sugrįžti prie tų dalykų ir žinot, kartais moterys rašo, nors šlovė Facebookoje aš visada leidžiu komentuoti tik tai puslapio sekėjams, kurie tikrai žino, apie ką mes čia kalbam. Bet daug kas rašo, kad man užkliūna gyvūnai. Mielieji, aš turėjau šunį. Vieną kartą turėjau kalytę. Ir tik todėl šiandien galiu pasakyti, kiek tas procesas buvo imlus laikui, jausmui. Ir visą tai šiandien šios dienos akimis žiūrint, aš galėčiau panaudoti daug prasmingiau savo gyvenime ir to šuns galbūt nekankinti, nes nesvarbu, kokiose sąlygose gyveno. Mes nežinom, kaip jis jaučiasi, kai yra uždarytas. Todėl geriau palikim kiekvieną savo, žinot, savo toj tam sluoksnyje, savo toj hierarchijoje ir savo apimtyje ir nepainiokim tų dalykų. Visada dalinuosi tik tuo, ką pati patikrinau. Niekada jūs nekviesiu daryti kažko, ko tikrai nežinau, neįsitikinau, nepabandžiau ir nesuvokiau. Mano patirtys laike virsta žinojimu. Kokioje jūs patirtyje šiandien nepasako, kad jūs blogas žmogus, nepasako, kad jūs prastesnis žmogus. Baisiausiai yra, kai jūs iš tos patirties nieko neišsinešat, nepadarot išvados, nepadarot analizės, nepasvarstot, kokia ji buvo gera ar bloga ir antrą kartą darot tą pačią klaidą. Tai šis video ne tam, kad pasakyti, kas blogas, kas geras. Šis video tam, kad pagalvoti apie tą patirtį, kad nekartoti ir suvokti, kaip tai veikia plačiaja prasme. Nes visada gyvensim tame, ką pastatysim. Todėl šiandien labai svarbu, ką statom. Kas buvo ten atgal, to nereikia kelti ir tempti prie dabarties, nes šiandieną stato ateitį. Ačiū.